Akimirką po akimirkos, lyg nenumaldoma vizija skleidžiasi mūsų gyvenimas, palikdamas juostą dienų ir vis naujai ir įprasta gama šioj žemėj, su vėjais vaivorykštės spalvom, šešėlių glūduma, atėję surado. O išeidami, ar paliksim gražesnę ir laimingesnę Lietuvą? Tėvynė, koks ilgas ir sunkus tavo kelias. 100 tūkstančių geros valios žmonių, tremtinių, kalinių prisilietė prie Pietos ir jinai prabilo. Pieta, tu tylėti negalėjai. Ir mūsų rankose suplevėsavo trispalvė, sužeravo lyg ugnelė. Sustojom Baltijos kelyje, kad įžengtume į naujuosius Europos namus. Dieve, globok mus, kad mokėtume laisvėje gyventi. Išsaugotume nepriklausomybės medį ir neprarastume istorinės atminties. Žinotume, kodėl ir už ką, nuo kieno rankų iškentėjome. Kiek daug sugriautų bažnyčios, sunaikinta meno paminklų, šedevro, kiek sudegė širdžių ant laisvės aukuro. Kas galės suskaičiuoti tuos takus, kuriais tauta ėjo į pažadėtą žemę, nepriklausomybę, tas akimirkas virtusias amžinybę? Gal šis filmas atskleis ir primins tos veidus, kurie jau amžinai yra išėję į amžinybę. Primins mūsų netolimą praeitį, kasdienybę, tapusią šventę, kovoje už Dievą ir tėvynę, ką nors gražaus. Lietuva, koks ilgas ir žaizdotas tavo kelias. 50 metų sielvarto vargo, bado, mūsų sąmonėj paliko kraupius atsiminimus, o sielai gilią žaizdą. Komunistinė sistema su savo talkininkais metė visas jėgas sunaikinti religiją, bet kokį žmogaus tikėjimą į aukštesnį protą, tiesą, Dievą. Kur kryžius, ten ir Lietuva, o Lietuvos dalis tęsiasi ir už jos sienų. Kadaise dydžiai, svyriai, gervėčiai buvo tikroji Lietuva, o dabar ten ir apsilankė 1987 metais kunigas Robertas Kukenis. Nenorėjo, kad iš mūsų atminties būtų ištrinti tie kraupūs vaizdai, kuriuos jūs dabar matote. Kunigas, paėmęs videokamerą, nors ir nebuvo patyręs operatorius, viską užfiksuoja video juostoje. Už tai dėkojame jam. Pranas Mišutis knygoje Religija, bažnyčia, ateizmas 1978 metais rašė: žmogaus išsivadavimas iš amžinai įslėgusios religijos įtakos ilgas ir sudėtingas procesas. Dar aktyviau, veiksmingiau formuoti tarybinių žmonių mokslinę, materialistinę pasaulėžiūrą nelengvas, bet garbingas visų komunistų, ateistinio darbo organizatorių, partinės organizacijos ir visos ateistinės visuomenės uždavinys ir pareiga. Šią pareigą jie puikiai atliko. Kunigas Robertas Kukenis savo knygoje Teisė rašo: sakoma, kad laikas gydo žaizdas, bet jis skandina užmaršties Vilniuose ir istorijos faktus, tautų likimus, žmonių kančias. Mokslo institutai aiškina dalykų esmę, jų priežastis, o muziejai kuriami, kad primintų praeitį.
Kiekviena tauta turi savo istoriją ir kultūrą. Visos tautos draugė sudaro bendrą žmonijos kultūrą lyg mozaiką. Vakarų Europos valstybės jau kūrė naujos Europos namus. Ir mes, Baltijos tautos, pasiryžusios išsivaduoti iš komunistinės moralės, lygi saulė tiesime rankas į Europą, norėdamos parodyti, kas mumise gražiausia, brangiausia ir skausmingiausia. O mūsų istorija tragiškai skaudi. Ir mes tai prisiminsim, bylosim pasauliui. Grįžus iš filmavimo 1987 metais, rugpjūčio mėnesį, gerbiamam kunigui Robertui kilo idėja leisti žurnalą Lietuvos aidai. Pogrindžio sąlygomis šis žurnalas buvo išleistas. Keletą žurnalo numerių buvo perduota Latvijoje vienam lenkų studentui ir laimingai pasiekė Vatikaną. Keletas minčių iš šių leidinių. Lietuvai, atsidūrusiai kryžkelėje tarp rytų ir vakarų, yra skirta ypatinga rolė pasaulio istorijoje. Į drauge su seserimis Estija ir Latvija per ilgus šimtmečius patyrė neįsivaizduojamai daug baisių bandymų, nuėjo sunkų savo būties kelią. Ir šiandien sprendžiamas paskutinis lemiamas jai klausimas – tautinės gyvybės klausimas. Vis daugiau ir daugiau žmonių Lietuvoje supranta, kad negalima būti abejingais, pasyviais, kai vyksta aštri ideologinė kova, kaip mūsų mažajai tautai gresia pražūtis. Augantis disidentų sąjūdis tai pirmasis tautinio sąmonėjimo ženklas. Tie, kam svarbus tėvynės tautos likimas, atidžiai stebi šalyje vykstančius įvykius, daro politinę filosofinę jų analizę, apibendrinimus ir prabyla publicistinių žodžių, informuodami ir įspėdami plačią visuomenę, prašydami paramos. Ir dar. Motinos, kurių sūnus tarnauja tarybinėje armijoje, tiksliau, prievarta yra išsiųsti į Afganistaną, kreipėsi į Tarptautinę demokratinę moterų federaciją. Moterys, motinos, už ką mūsų vaikai turi nešti mirtį, vargą ir kančią žmonėms, kurių jiems niekas nenusikalto. Argi krikščionių tikėjimas nedraudžia žudyti? Argi šito nedraudžiame mes, motinos? Mes gimdome ir auginame vaikus taikiam gyvenimui. Kodėl jie išplėšiami iš mūsų globos, prievarta verčiami prisiekti ir vykdyti prigimčiai nepriešingus veiksmus? Mūsų širdie taika, o mes laukiame mūsų vaikų sugrįžtant iš karo. Ar jums pažįstama ši laukimo kančia? Tegu Afganistaną gina ir jo reikalus tvarko afganų liaudis. Padėkite mūsų sūnums sugrįžti į savo tėvynę. Tai mintis iš pogrindyje leisto žurnalo Lietuvos aidai.
puslapiai, kiek daug čia prisiminimų ir gal net atodusių, baimės. Tarybinės saugumas darė savo, trėmė disidentus į vakarus, sodino kunigus į kalėjimą, kiti žuvo netyčia tarp kabučių avarijose ir kad pogrindžio balsas nenutiltų, vien kad pavadinimas padirgintų juos, kad Maskvos saugumas nelaimės Lietuvoje. Eidamas tuo keliu, mes ryžomės išleisti keletą leidinėlių. Lietuvos aidai, Nemuno vaga, rinkome tremtinių poeziją ir partizanų kovų istorijas. Prisimenu, užbėgi pas mokytoją Eleną Dobulaitę ar pas mokytoją Ireną Smilgaitę. Buvo dar keletą, pažiūrė ant stalo straipsnių krūvelę, straipsnio mintis jau matmenis mano parašyti arba mėgdavau padiktuoti ir jos taip gražiai sujungdavo, parašydavo straipsnį. Šiandien nėra prasmės sustoti prie jų ar dėmesį skirti, nes trūksta to profesionalumo, politinio to intelekto, nes nesu ir nebuvau redaktorius profesionalas, bet tik tam, kad apginti motiną bažnyčią, kad Lietuva išliks gyva. Ir pirmasis Lietuvos aidų leidinys pasirodė 87 metų rugpjūčio mėnesį. Metais, kovo 25 dieną, į Švento Petro ir Povilo bažnyčią Panevėžyje paskiriamas vikaru kunigas Robertas Pukenis. Nuo čia, nuo paminklinio akmens, 1863 metų sukilėliams ir kilo noras kunigui pavaikščioti tautos didvyrių takais. Ir keletas entuziastų pasiėmė videokamerą, užfiksuoja juostoje sukilėlių kovos ir žūties vietas. Tuo metu didelė dauguma žmonių tylėjo, tačiau atsirado ir tokių, kurie nepabūgo sovietinės valdžios ir drąsiai kalbėjo apie sukilėlių kovas bei Lietuvos laisvę.
Karsakiškis buvo 1863 metais buvo tam tikras centras, jau Valančius atžymėjo savo knygoje Palangos vizija yra parašyta, kad ten prie Karsakiškio Tūlas Liuckevičius organizuoja sukilėlių būrį. Ir iš tikrųjų Karsakiškis buvo tam tikras centras, nes iš čia išėjo keli mums žinomi sukilėlių žmonės. Tai buvo broliai Rudžiai, Augustas, Steponas, Povilas, jau jie buvo tam tikri pareigūnai. Po to buvo Kopūstas, Vidugirys, Bernardas ir kiti. Dabar čia mūsų apylinkiai yra atlikę 4 tam tikri punktai, kurie mini mums 1863 metų sukilimą. Tai išryškinta sukilėlių kapai Žaliosios girioj, paskui vietelė, kurią mes vadiname klėtelėmis, kur buvo sukilėlių ginklų sandėlys ir maisto sandėlys, irgi taip pat netoli Žaliojos girioj, netoli Velnekių. Ir paskui Velnekiuose buvo kurį tai laiką čia štabas Antano Mackevičiaus Vidugirio sodyboje. Kiek jie ten laiko buvo stovėjo, tai nežinia, bet tik tai žmonės primena, kad čia buvo organizuojami sukilėlių žmonės. Po to Karsakišky, kaip žinom iš istorijos, įvyko susidūrimas su caro armija. Po Raguvos keliavo, Raguvos mūšio, keliavo būris į tą pusę, į Žaliąją, ir čia Karsakiškyje prie Levens upės įvyko susidūrimas, kur sukilėliai irgi išblaškė kovotojų caro armijos dalinį. Tai vat 4 tokios vietos žymimos. Na ir čia žmonių padavimuose, kalbose irgi 63 metai dar palikę yra nemažą atgarsį. Mes nemirę, aidi tėviškės kloniais ir laukais, iš niūrių kalėjimo sienų ir kapų glūdumos, kovojančios tautos, kovojančių lietuvių balsas. Ir eina jis lyg nepavargstantis amžių pranašas ir byloja. Nenumarinsit, nepalaušit lietuvio kovojančio už laisvę ir šviesesnę ateitį. Jo pusėje tiesa, su juo teisingumas ir nenugalimas ryžtas laimėti. Lietuvis pasiryžęs didžiausiai aukai ir savo tikslo, laisvės, siekia nesvyruodamas. Ir kiekvienu metu lietuvių tauta turėjo didvyrių. O kas jiems padėjo išlikti, kas suteikė stiprybės? Tikėjomės, kad ilgai nebūsim ir tikėjomės sugrįžti laisvės, tikėjomės. Mes daug meldėmės. Tiesiog visur malda mus lydėjo. Darėm rožančius. Čia yra padaryti rožančiai dar iš ten atsivežti iš duonos. Čia yra didelis rožančius. Kryžius, va yra trispalvė įspausta. Mukelė yra padaryta kryžiui. Čia kitas rožantėlis yra mažytis, iš baltos duonos padarytas yra. Ir išvežtas per visus lagerius, įsaugotas. Ir mes tikėjomės to. Ir mums buvo daug lengviau, mus visur laimė, malda lydėjo. Ir ar jūs tikėjotės sugrįžti į Lietuvą ir kad Lietuva bus vėl laisva? Tik tai tikėjomės. Ir kai mums teisė,
kada teisiamų. Ir kada klausė paskutinį žodį pasakyti, aš pasakiau, jūs neturi teisės tiek man duoti metų, kiek aš susėdėsiu. Matau tave užguitą priešų, o brangi mylima šalie. Matau sumintą tavo rūbą šviesų į tvarčią žolę pakeliai. Matau šalia išplėštą tavo širdį ir veidą iškreiptą kančios. O ta kančia net berželius pravirkdė prie kelių tyliai ošiančius. Nors okupanto bjaurūs pirštai virs drasko tavo kūną mirtinai, bet aš žinau, kad tu nemirsi, kad tu gyvensi amžinai. Tarybos sąjungoje sunkiausią kryžių nešė tikintieji, įvairiausių religijų, konfesijų. Sistemos pagrindinis uždavinys buvo išugdyti ateistinę visuomenę, todėl naikino, grovė bažnyčias. Kas šiandien pasakys, kas galės atsilyginti už tas dvasinės žaizdas. Ir taip pat buvo dvasinis genocidas vykdomas. Ne visi nusilenkė tai sistemai, vieni tapo milžinais didvyriais. Ir neaišku, kada išauš aušra, skubėjau pabelsti į tų žmonių kambario duris, kad būtų galimybė įamžinti, nes jie išeina, turėdami tokią gražią praeitį, turtingą dvasią. Paklausykis jūs lietuviai čionai susirinkę, o šimtai pakantriuose paskui atsilankę. Apie praėjusį laiką mūsų mielos tėvynės, noriu jomis pagailoti šiandien atsiminę. Kaip Lietuva plati buvo grūti garsūs vyrai, jie mokėjo priešui ginti kardus valdė gerai. Mūsų nukautas kunigaikštis supylė kryžiukus, su Jogaila tie Žalgirio pagalininkus. Mūsų, kaip minėjau, 46 grupę išvežė iš 3 kokių pagrindinių vietų Vilniaus, iš Vilniaus 23, iš Kauno 17, iš Marijampolės 5, tiesa dar iš Šiaulių 1. Be 7 paskui dar porą irgi netrukus mirė nukankyti, kai kurie pakeliui evakuacijos metu, kai 45 metais išvarė mus SPD apsupę sargybiniais ir šunimis per sniegus, nežinia kur. Ten pakely netoli Putsko ir suklupo kunigas Lipniūnas. Vienas iš tų šviesių žiburėlių kartu su kunigu Stasiu Yla skaidrės mums tas niūrias sunkias valandas kaip pirmais mėnesiais, kai vienas po kito gal buvom jau sulykę. Lipniūnas, kai jau pagerėjo mūsų buitis, o tai įvyko gegužės mėnesį 43 metais, pradėjo gauti iš Lietuvos knygų, jas skaitė, rašė pamokslus ir alovus tarpuloviuose, kur vykdo slaptos pamaldos, mus skaidrindavo su pamokslais. O kunigas Yla dar ir savo poetiniais sugebėjimais rašydamas, kaip sakiau, rimuotas giesmes, pamokslus taip pat ir simbolinius rašinėlius.
trumpai susipažinote su Štutgafo kaliniu Leonu Puskunigiu. O 1987 metais sausio 1 dieną, kaip neprovokuojantis kunigas, Robertas Pukenis pristatomas ministrui Urbšiui. Klausimą pateikia raštu. Bet ministras tik parodo į sienas ir te prabyla Anykščių Šilelio posmais. Kelmuoti, pakalnės nuplyti, kas jūsų grožiai senoviniai tyti, kur toj puikybė jūsų pasidėjo, kur ramus jūsų ūžimas nuėjo, kai balto miško lapeliai šlamėjo ir senos pušys šilavo braškėjo. O štai kaip savo knygą Metų spalvos pristato kunigas Robertas Pukenis. Tai žvilgsnis į Lietuvą, kaip jie atrodo per šventes ir kasdienybėje, alsuojantį peizažu ir dangumi, kaip jie atrodo metų mėnesiais mano meilėje ir svajonėse. Čia nėra vientiso siužeto. Visus šios puslapius jungia lyrinis herojus, tėvynė ant kryžiaus. Kai kurios homilijos arba etiudai parašyti pirmaisiais kunigystės metais, dar sunkiais priespaudos laikais. Jie dvelkia rūsčia tikrovę, laisvės ir kovos ilgesiu. Čia lyrinis herojus guodžiasi rūpintojėliui ir pranašauja atgimimo pavasarį. Knyga jungia ir religinio kalendoriaus chronologiją ir būties apmąstymai. Koks žmogaus ritmas per šventes ir ką kalba motina bažnyčia iš širdies į širdį. Mėnesiai yra tavo rūbas, o tikėjimas tavo veidas ir dvasia. Ir mes abu svajojame. Ąžuolų vainikai stynėme tau kasas, šluostėme ašaras. Aš taip ilgėdavus vienatvės ir tylos. Tas laimingiausias valandas dažnai nutraukdavo durų, telefonų skambučiai, remontų rūpesčiai. Bet aš dėl to niekam nepriekaištauju, nes pirmutinė pareiga, man regis, atstatyti bažnyčias, išvalyti dulkes ir aukso smiltelėmis išpuošti altorių, kad katedra sugrįžtų į kiekvieno žmogaus sielą. Ir užvirė darbas Liūnuose, Barklainiuose, Panevėžyje, o savo posmuose kunigas rašo. Tu, Kristau, pašaukei mane žvejoti tarp bangų. Ilgai ieškojau aš tavų šviesių krantų. Girdėjau muziką krūtiniai, kai mečiau tinklus. Čia mano kelias, bet tave širdis nutils, dainos nebus. Naktį ilgai žvaigždės stebėjo, geriaus gimto miesto tyluma, o mano sieloj liejasi daina, kurią aš pavadinčiau galbūt beržų sula arba baladė, mėlyno dangaus, slekinčio vėjai žirgo saga, eilėraščio posmų griausmas smarkaus, žilvyčiais paraverktas skausmo kapa. O, Lietuva, tu mūsų širdį, svajoniai, kokia graži. Prie altoriaus bažnyčia susirenka, tauta įsilgusi laimės, laisvės, šaudyta, tremta, bet nenugalėta. Ir mes drauge su tavimi, kad tu būtum graži. 1985 metais, gegužės 24 dieną, prelatas Kazimieras Dulksnys mane skiria Uliūnų bažnytėlės administratoriumi. Atsiverskime tos bažnyčios
istorijos puslapis. Jinai randasi 11 km pietus nuo Panevėžio ir 16 km nuo Ramygalos. Sunku buvo žmonėms pasiekti ar Panevėžio, arba Ramygalos bažnyčią. Todėl 1914 metais garsusis kunigas Jonas Balvočius, gerutis, švietėjas, rašytojas, čia įkuria bažnyčią, išsvirno, perdirbdamas, paversdamas ją bažnytėlę, kurią 1915 metais pašventino Panevėžio dekanas kunigas Stakauskas. Didysis liaudės mylėtojas mirė 1915 metais, lapkričio 12 dieną, čia ir palaidotas ir ilsisi Šventoriaus žemėje. 32 metais kunigo Jono Stepanavičiaus rūpesčių bažnyčia buvo iš pagrindų suremontuota. 32 metais pagal Belinskio projektą buvo pastatytas bažnyčios bokštas, o 37 metais įrengti Mačiuko gamybos 4 registrų vargonai. Taip ir klestėjo ta bažnytėlė, žmonių mėgiama, čia guodėsi sodžių žmogus, išvargintas okupacijos, neteisybių, valdiškų bedievių skriaudų, raminasi, sėmėsi jėgų. Paskutinysis klebonas buvo kunigas Izidorius Rūškis. Lyg patriarchas Žylės, pražyvęs, pavargo, įsisėmė ir atitenka jinai man. Tai buvo lyg pirmoji meilė. Norėjau, kad jinai būtų graži, jauki, liaudiško stiliaus. Nesakysiu, kad buvo apleista, bet vis tik remontuota 37 metais. Ir pradėjome kryžiaus kelią. Joks užsienietis neįsivaizduos sovietinio gyvenimo būdo, valdininkų didybės, savivalės, kartais ne tiek įstatymas, kiek ir jų būdavo ambicija. Taigi pirmiausia leidimo remontams, net reikėdavo įrodinėti, kad radiatorius gausim, kad kažkur nenukentės vaikų darželis. Užrašinėdavo sekliai mašinų numeris, gal vairuotojas atvyko be keliauti. Na, visi žinome. Ir ne vien tik man, kiekvienam kunigui, kiekvienam piliečiui pasistatyti namą tarybiniam rojui buvo be galo sunku. Tai įrengėm apšildymą, interjerą iškalėm, lentutėm, altorius perdažėm, vargonus remontavom, aplinką, šalygatvį. Surinkome įvairiausių senų liaudės meistrų, stovylėlių, paveikslų, kad kiekvienas kampelis padvelgtų senovę, išlaikydamas bažnyčios jaukumą. Dirbo brangūs suliniečiai, daug padėjo mieli panevėžiečiai. Ir pasilieka stovėti bažnytėlė, kurios šventoriuje yra užrašas Lietuva su Kristumi iš rūtų ir trispalvė vėliava iš gėlių. Tada dirgino, labai dirgino, šokiravo, o vis tik mes išlaikėme tą žodį. Štai kaip puikuojasi Uliūnų bažnyčia, o dar visai neseniai reikėjo uoliai pasidarbuoti kunigui Robertui Pukeniui, kad ji 1987 metais būtų atremontuota.
perėmė didžiulius darbus kunigas Robertas iš jaunuėjusių kunigų anapilin, o mokytoja Elena Gabulaitė poemoje atsisveikinant lygina kunigą Robertą Pukenį su kunigu Jonu Balvočiumi Geručiu, kuris daug padarė, kad kaime būtų bažnyčia. Mokytoja Elena Gabulaitė parašė poemą skirtą Jono Balvočiaus Geručio gyvenimui, darbams, kūrybai, jo atminčiai. Ir lyg supranti, kad Jonas Balvočius dėkoja savo darbų tęsėjui, įpėdiniui, lyg kalbasi apie padarytus darbus su kunigu Robertu Pukeniu. Pasiklausykite ištraukos iš poemos. Dabartinis mano įpėdinis, reverendus Dominus Robertus, muziejumi meno šventovė, ją pavertęs. Šventorija bažnyčia juosia rūtos, bylodamos, kad jau 600 mečiai, kaip Lietuva su Kristumi. Gražu. Tik išgąsdinčiau prabilęs, net ir įpėdinis, mano garbusis išsigąstų, tikrai, nebejoju. Gerutis Robertai, frater carisimus. Ačiū, ačiū, pagerbei mane ir mano palikimą. Net mano paminklą aukščiau pakėliai ir papuošiai, dėkingas. Mes abu čia turtų savo jokių nesukrovėm, priešingai. Kitur jį užsidirbę ar susikalėdoję čia palikom. Mes kaip vaižganto dėdžių ir dėdienių Mykoliukas. Mykoliukai mes. Deja, vieni vadina mus geručiais, o kiti laiko tik kvailučiais. Tegu, žiūrėk, Pukenį meilutis, tik kad ir tavęs, kaip pūko pikti viesų laikų ir nenupūstų. Būk tvirtas, sveikas ir svaraus žodžio, lyros nepameski. Štai to kokie linkėjimai ir pamokymai kunigui Robertui nuo kunigo Geručio, mokytojos Elenos Gabulaitės poemoje atsisveikinant. 1989 metais Uliūnų bažnyčią ir tikinčiuosius aplanko jo ekscelencija vyskupas Juozapas Preikša ir pašventina paminklą atgimimui. Brangūs broliai ir seserys, mėly Uliūnų parapijos tikintieji ir iš toliau atvykę svečiai. Kai lietuvio galvą palietė šventojo krikšto vanduo, kai jis pažino nukryžiuotojo mokslą, jis pamilo ir Kristaus kryžių bei rūpintojėlį. Kryžiai pakilo ne tik tai ant bažnyčių bokštų, bet Kristus kryžiuose ir rūpintojėliuose parimo pakelėse, saulaukėse ir kitose brangiose lietuvių vietose. Lietuvis čia meldėsi, rankas sudėjęs, prašė palaimos, o Kristus nuo kryžiaus rūpintojėlis pakelės jį laimino, jo trūsą, darbą, prakaiką, skalsino duoną ir jis, lietuvis, buvo laimingas rūpintojėlio ir kryžiaus paunksmėje. Bet mūsų tauta visokių laikų matė ir netolima praeitis taip pat pakeitė kažką kitaip. Buvo pakeltos rankos prie kryžiaus, prie rūpintojėlio, bet ne maldai, bet griovimui. O štai čia kelias į Barklainis, į Barklainių koplyčią. Kunige Robertai, tėvynė tave šaukia. Geros valios žmonės, jūsų laukia išniekintos, išplėštos bažnyčios. Pagirdyti raudom, pasotinti kančia, su meile nemariai ir amžinu kerštu. Mes einam per laukus, mes einame nakčia, mes einame rūsčiai dejuojančių kraštu. Mes kylame iš ten, kur žemė kruvina. Neklauskite, kas mes. Mes – laisvė ir kova. Praeisime visur kaip aidas, kaip daina. Palaimins ir minės motulė Lietuva. Įvykis po įvykio ir vis šviesesnė diena.
1989 metais Barklainių koplytėlė atgijo ir tų pačių metų spalio 1 dieną buvo pašventinta. Saukelį tarp Uliūnų ir Ramygalos stovi graži iš akmenų senovinė koplytėlė kapinių žemėje. Ją pastatė 1658 metais dvaro savininkas Kazimieras Švoinickis. Pirmoji buvo medinė, šiaudinių stogų. 1849 metais perdengta, o 1858 metais Švoinickų šeima pastatė naują mūrinę koplyčią ir pokario metais stovėjusią, išlikusią iki dabar. 1946 metais apylinkės gyventojai perdengė lentinių stogą, atnaujino zakrastiją, grindis įruošė mažą bokštelę. Nuo seno garsėjo rugsėjo 12 dienos švenčiami Marijos vardo atlaidai. Daug susirinkdavę žmonių. Bolševikinė invazija viską griovė, uždarinėjo. Tiksliai negalime nusakyti. Atrodo apie 60-uosius metus visiškai uždarė. Netgi nebeleido atsilaikyti laidotuvių atveju kunigui pamaldų. Apnyko, stogas prakiuro ir sukrutome vadinamam pertvarkos vėjui padvelkus. Pareikalaut, paprašyti, pasirašė prelatas Dulksnys, kaimynas Ramygalos kunigas baronas, abiejų bažnyčių Ramygalos ir Uliūnų komiteto pirmininkai ir aš, ir dar parapiečiai. Tokį pareiškimą, plečiantis mūsų visuomenėje demokratijai, drįstame kreiptis į jūsų prašymų. Leiskite sutvarkyti Barklainėse esančią koplytėlę. Koplytėlė stovinti ant archeologinio paminklo Barklainių piliakalnių yra apleista. Religinių bendruomenių lėšomis atlikus koplytėlės remontą ir sutvarkius jos aplinką būtų saugota senoji kaimo architektūra ir gražus gamtos kampelis. Tuo mes prisidėtume prie kultūros fondo tikslų gyvendinimo. Koplytėlė labai reikalinga vietos gyventojams, jų mirusiųjų pašarvojimui, kad laidotuvių dalyviams nereikėtų toli vykti. Į Ramygalos bažnyčią 11 km arba į Uliūnus 5 km. Leidus naudotis koplytėlę, atvykęs kunigas laidotuvių apeigas galėtų atlikti vietoje. Prašome patenkinti mūsų prašymą. Leidimas sutvarkyti Barklainių koplytėlę ir naudoti ją pagal paskirtį pasitarnautų visuomenės gėriui. Nepatogu buvo neduoti, bet labai muistėsi nenorėjo. Ir vis tik parašai, kronika, dvelkiantis vadinami vėjai, leido. Ir įžengėme į tą sugriuvusi. Sunku apsakyti vaizdą, iš rūsio nešėme išniekintus palaikus, dėjome į karstus ir laidojom. Tai liudija nuotraukos, tai liudija žmonės, kurie atėjo dirbti į talką. Kokiagi mūsų Lietuva, jeigu bus apleistos kapinės, koplyčios, parėmė kryžiai, nebus ištiesinti, atstatyti. Nors ir lik pavargau nuo tų remontų, bet nebuvo kam. Ramygalos klebonas irgi darbštus, savo parapijai turės darbą. Naryžaus, tai kam tada kovot su ateistinė valdžia ir neremontuoti? Reikėjo perdengti iš naujo stogą, bokštelį, langus, duris, laiptus, grindis, altorių, modernišką, šių laikų dvasiai, galingas laiminantis Kristus,
Kaip gera prie jo atnašauti mišias. Spintos, nepatogu vardinti detaliai, bet ką gali liaudis žmonės, kai nei drauge su jais ir kartais net nešė ir akmenus, ir plytas, kad tik greičiau, kad tik geriau ir net taupiau. Juk Lietuvą mes mylime bažnyčią, ne žodžiais, o juodu darbu. Ir pagaliau, po metų 89-aisiais, spalio 1 sekmadienį, atšventina mūsų vyskupas Juozas Preikšas. Prieš istorinį laikotarpį nublanksta žodžiai. Šiandien jūsų veide rudens rožės. Tad nusilenkim dieviškai apvaizdai, kuri atvėrė duris, kuri nuima spynas ir pasuka istorijos ratą. Tai pirmiausia ir jums, mėly barkūniečiai, už gerumą mums pranešė, kad kai rinko parašus, jūs visi beveik vienbalsiai pasirašėt. Jūs vadinasi labai geri, esat įsilgę grožio, tiesos, jaukumo, nuoširdumo. O kur daugiau galima surasti, jeigu ne bažnytėliai, jeigu ne Kristaus pavėsyje. Reik būtina pastebėti, kad čia prie šito iškilmingo rūpintojėlio Kristaus subėga visa Lietuvos draugystės gija. Vieni nepajėgtume tiek įveikti, atbėgdavo talką šalia jūsų liniečiai, mielas Ramygalos klebonas grindimis išgrindė, gerbiamas kancleris Romas Taurė padovanojo, mielas kaimynas čia pat lėšomis parėmė ir taip lašas po lašą susidėjo, bet neužmiršiu, kaip mes dirbam vakar užvakar ir vos ne naktimis, tiesiog bučiuoju tas rankas, kurios šiandien išpuošė visą tą šventovę. Nuoširdžiausiai ačiū. Brangus ir mėly šių iškilmių dalyviai, kaip padėka už jūsų gerumą, už jūsų nuoširdumą ir už pastangas atgauti ir įrengti šiuos Dievo namus, kaip padėką aš jums suteiksiu apaštalinį palaiminimą. Te padeda mums Viešpats, dangaus ir žemės kūrėjas. Te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Amen. O dabar į Panevėžį. Ir nei minutės atodusio, su atbundančia gamta, su atgimimu, atgimsta ir įvairios prieškarinės organizacijos. Jų tarpe ir vaikų jaunimo organizacija Skautai. Jaunieji skautai kreipėsi į kunigą Robertą Pukenį ir prašo sutikti būti jų dvasios vadovu. Oi, kunige Robertai, juk negali atsakyti, teks padėti ir skautams, o jie tave mylės ir gerbs.
žolija, kaip gėlelė žydi visada. 1, 2, 3 su pusė graži žolija, kaip gėlelė žydi visada. 1, 2, 3 su pusė graži